Taip, mes esame Olandų kepurėje šiandien ir reikia susimokėti mokestį. Ir eisim pasivaikščioti. Sekmadienį buvom atvažiavę, nebuvo laisvos vietos. Tokia aikštelė, nebuvo vietos, kur pastatyti mašinos. Tai atvažiavom paprastą darbo dieną. Šiandien pas mus biškį atodrėkis bus Lietuvoj. Žada sušilti. Dabar yra -4 ir mes einam pasivaikščioti mišku. Sniegas krenta. Šiandien sninga, šiandien mums sniegą praneša. Ir temperatūra nukris, tiksliau pakils iki -3. Tai eidam dabar iki jūros. Čia toks miškelis gražus. Tai įsivaizduokite, kiek buvo automobilių pristatyta, kad nebuvo vietos, kur palikti automobilių. Va, kokia aikštelė. Oi, kokie medžiai gražus, dideli. Einam. Šiandien yra trečiadienis, vasario 11 diena. Oi, koks didelis medis. Aš pasiėmiau visokių maistų paukščiam. O, taip. Gražu, sninga. Kas čia parašyta? Einam paskaitysime. Pajūrio regioninio parko Olandų kepurės kraštovaizdžio draustinis. Ir čia yra parodyta. Va, ėjome keliuku ir žiūrėkit, pakabinta paukšteliam. Ir lašinukų, ir obuoliukų, ir maisto. Visko yra. Tik paukščių nėra. O, einam, pažiūrėkit, koks miškas gražus. Kokie medžiai. Oi, kaip gražu. Oi. Šiandien sninga, tai mes tokioje esame prietemoj. Atrodo, kad tamsu, o žinot, dabar 1 valanda dienos, bet vien dėl to snygio ir nesimato saulės ir atrodo taip tamsiai. Bet žmonių yra norinčių pamatyti šią vietą, matyti įsitikino, kad paprastą dieną tik tai atvažiuoti mašiną gali pasistatyti, taip tai nerasi vietos čia. Nu ką, slidumėlis? Ne? O, koks grožis. Pažiūrėkit. Oi, kaip gražu. Oje. Nu, gražumėlis. Taip. Kai žinai, aš nenukrisiu nuo laiptų. Kaip nuvalo tos laiptus, pasižiūrėkit. Ką? Labai gerai. Mes vieni. O taip. Einam. Neskubėti. Aš neskubu, kad nenukrisčiau. Dirba kiti raumenis. O, kaip fainiai.
tyla kokia. Ir vėjo nėra visai. Oi, kokie medžiai. Koks grožis. Na, mano vyras nekalba su manim. Aš vieną kalbą su jumis. Svarbiausia avalynė neslidė. Kas nušluoja tos laiptus, čia įdomu. Kas jos prižiūri. O, ir paukščių vėl nieko nėra. Aš jau kelintą kartą su savimi vežiojus. Oi, čia slidu. Oho. Nu jo. Eikit savo. Oi, oi. Oi. Opa. Medis. O, koks medis. Kur paukščiai? Nė vieno nėra. Nu. Oi. Oi, fantastika. Čia tokie vaizdai. Opa. O, kažkoks yra paukštelis vienas. Labai įdomu. Šitą vietą labai traukia visus žmonės atvažiuoti. Ten yra paukščiai. Žinai, jau matosi kas nors. Aš einu skersai kojas dedu. Jei. Bijau kristi. Nieko nėra. Tuščia. Visiškai tuščia. Oi. O tokia žiema prie jūros. Einam prie arčiau. Šiandien pas mus ir dieną, ir naktį. Oho, kokios sangrūdos. Čia ledas. Ištisai ledas. Eikit savo. Oho. Nu, aš tai jau ten nelipsiu. Oi, kokie varvekliai. Eiti prie tų varveklių. Ten viena antytė matosi. Oi, kaip medžiai išvirtę. Atrodo, viskas užsnygę, bet jau čia ledai kokie didžiuliai, eikit savo. Oho, nieko savo, ten gulbė, ar kas, aš nežinau. Eina savo, koks vaizdelis, nerealus, eikit savo. Kokie varvekliai visur. Oho. Medžiai išvirtę. Kažin ar juos kas nors nuims. Einam tenai. Bet ten yra labai gražiai varvekliai. O, narda paukščiukai. Matosi, panėrė. Kažką žvejoja, medžioja. Oho. Oi, aš uždengiau. Užsidėjau pirštinę. Nenoriu sušalti rankų. Kur tie varvekliai?
čia išvirtę. O čia jau geriau. Čia jau nenusivardė niekas. Tai kur čia krantas yra? Čia baigėsi. Čia jau ištisai ledas, ne? Oi, oi, oi. Aišku, dienos apšvietimas būtų kitoks, visai kitaip atrodytų. Bet čia tai kosmosas. Tie tokie apšalę ledai. Ojei. Oho. Pažiūrėkit. Pažiūrėkit. Vanduo vos tyvuliuoja. Net neošia jūra. Tai aš taip įsivaizduoju, kad čia yra pakraštys pajūrio. Čia jau užšalęs ledas yra. Va. Tai ledai. Olando kepurė. Ant koks ledas. Lytis. O, čia koks didelis gabalas. Ojeta. Paukštukai plaukioja. Jo. Čia kai bangos buvo, suplakė ledokšniai kokie. Ten toli matau žmogų. Eina žmogus. Ir daugiau nieks nevaikšto. Nėra žmonių, atrodo, kur jie dingo. Mašinos tai stovėjo. Reik pritarčiau. Va, kokie varvekliai iš žemės. Ledas. Kaip ledmynmetis. Klausykit, mes dabar tokiu laiku gyvenam. A čia matosi dar šviežiai eina tas vanduo. Jo. Kokie varvekliai. Kaip aukštai žemė, ne? Aš mūsų. Ten mano vyras stovi. Kažkodėl neina. Ai, bet čia va tyvuliuoja jisai tas vandenukas. Jo. Liktai atrodo šviesiau čia. O ten va toliau, ten toj pusėje yra Palanga. Tai atrodo ten labai stiprus snygis. Aš toj nusimsiu pirštinę, bandysiu pritraukti. Tai va tokia žema. Olando kepurė. Ir mes dabar lipsim į viršų. Opa. Taip, tai gerai nuvalyti. Kokybiškai padaryta. Normaliai. Sportas geras.
katrai parodyti. Kaip elgtis pastebėjus sužalotą ruonį pajūryje. Aha, reikia skambinti 112. Nu ką, viskas. Mes čia pažilom 5 metrus virš vandens. Dabar? Nu, rodo, va. O dabar kiek? Keletą laiptų bus 7,5 metrų. O. Gerai. Taip. 25? Oi, kaip gražu. Tie medžiai tai man nuostabą kelia. Toks grožis, oi. Nu jau kerta per kojas. Nu biškį pastovėti. Atsipūsti. Oi, kaip gražu. Oi, kaip gražu. Kokie medžiai. Vyras jau pabėgo. Užlipo. Dabar mes. O. Kaip gerai. Kad nėra vėjo. Ir. Atpuškavom. Į 7 aukštą namo. Nu, ten viškas, na. 6 aukštas. O, širdelė plaka. Daužosi gerai. O. O. Čia ir pasidėti galima. Suoliukas padarytas. Kam reikia pritūpti. Pasidėti. Pasižvalgyti. O, taip. Čia kai saulė leidžiasi, tai labai gražu. Bet šiandien saulutės nėra. O, kaip gražu. Labai noriu pačiupinėti. Oi, kokia medis. Gražu. Jisai jau manęs laukia. Aš vis čiupinėjau medžius. Einam. O. Ką? Na, va, visa informacija apie šitą mišką. Taip. Einam link mašinos. Automobilis. Išvažiavom tokią dieną.
Galvom vis tiek nesidėti namuose, kad ir sninga. Svarbiausia, nelyja. Nėra lijundros, o kitoj Lietuvos pusėje tai praneša lijundra. O dabar pareiti į veidą tiesiai sniegas, tai nemalonu. Kamera visą toj bus apsnigta.